Sveiki. Taigi, toliau keliaujame pasirinktomis įvairiausiamis temomis. Šiandieną paliesiu temą santykiai. Taip, tai yra labai svarbi tema. Iš tiesų, mus visus auklėja per 3 pagrindinius dalykus. Jau, kaip ir minėjau, kitose paskaitose, tai yra per santykius, per sveikatą ir per finansus. Ir jeigu mes visiškai nesuprantam visatos įstatymų, visiškai juos ignoruojame, tai automatiškai mums paaugti ir turėti harmoningą gyvenimą, bent jau gyvenimą, kuris būtų šaunus, kuris mus džiugintų, darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Tai šiandieną paliesiu vieną iš 3 pagrindinių dalykų, tai pirma dalis tegul bus santykiai. Taigi, vyrai ir moteris ir mes antiek užsisukam savo santykiuose, kad mums atrodo, kad neįmanoma gyventi kitaip, kaip kad tik aiškinanti santykius. Ir visos dramos, visos nelaimės, viskas yra nuo to, kaip tu priimi kitą lytį. Ir visų pirma, mes nežinom 3 pagrindinių taisyklių, kodėl įvyksta tam tikri dalykai mums su santykiais. Pirmoji taisyklė. Mes visi esame visiškai biologiškai skirtingos būtybės. Vieni turim XX chromosomą, o kiti XY chromosomą. Tai biologija mūsų visiškai skirtinga. Kaip sako, jeigu taip paėmus yra net posakis, vyrai iš Marso, moteris iš Veneros. Ne visas yra moteris iš Veneros, ne visi vyrai yra iš Marso. Yra, skaičiuojant gimimo datas, tai yra daug moterų marsiečių ir daug vyrų yra veneriečių. Tai irgi, bet nesigilinant į gylį, pirma, mūsų biologija visiškai skirtinga. Ir tai jau žinant, mes pradedame augti. Tai jie kitokie negu mes moteris. Arba jos kitokios negu mes vyrai. Tai jau yra didelis pliusas, vien suvokimas savo galvoj, perjungiam sraigtelius. Čuk, užkoduojam save. Supraskim, jie truputį kitokie. Taigi, antras, tai yra mus auklėja visiškai skirtingai auklėjimas. Antroji priežastis, kodėl mes nesusikalbame, tai yra auklėjimas. Ar esate pastebėję, kas auklėja vyrus? Dabar pačios juoksitės. Mes moteris auklėjame vyrus. Dažniausiai auklėjimo šeimoje užsiima mama. Tėtis dirba, jis bėga, jis daro, jis kažką daro. Tai mama. Tai reiškia, mama, darželį auklėtojas yra auklėtojas, gydytojas yra gydytojas, vaikų gydytojas dažniausiai, kurios suteikia kažkokią tai pagalbą. Tada mokykloje mokytojas. Ir tik tai, nebent fizrukas, fizinio mokytojas būna jau būtent tas vyriškis, kuris būna toks vyriškesnis, kai mano laikais tai dar karinio mokytojas būdavo. Tai įsivaizduokit, vyrai augia moterų auklėjime. O iš tiesų, tiek Japonijoje, tiek tose šalyse, kuriuose yra stipriai domimasi, kokios energetikos ir kaip reikėtų daryti viską, tai berniukai nuo 3 metų atiduodami tėčio auklėjimui. Mama iki 3 metų pripila vaikutį meilės, dėkingumo, visko, dvasinių dalykų, labai daug išmyluoja tą savo sūnų, kad jis būtų pasitikintis, kad jam viskas sektųsi. Tai labai. Ir tuo momentu kas įdomiausia, kad moterys turėtų atiduoti savo sūnus vyrams, kad vyrai pradėtų auklėti, kad vyrai berniukus auklėtų, jais rūpintųsi, kad tai būtent vyriška giminė, kad
užsiimtų auklėjimu, nes yra net berniukų mokyklos, kodėlgi nepalankyti karate. Aišku, galbūt kažkuriam iš berniukų patinka menai, viskas tvarkoj, bet pažiūrėkit, kad sūnus daug bendrautų su tėčiu. Tai yra labai labai svarbu. Toliau, taigi antras yra auklėjimas. Ir trečias yra iš tiesų laisvė. Kai mes išeiname iš tėvų, kai išeiname iš aplinkos, kuri mus įtakojo, kaip galim daryti, ką negalime daryti, mes išeiname į laisvą, vadinkim, plaukiojimą ir daugiausiai šitoj vietoj mums trūksta sekso. Ir va būtent seksualinė laisvė taip pat turi labai didelę įtaką santykiams. Nes jeigu mes netgi, kaip čia dabar teisingai pasakyti, vyro orgazmas tai yra fiziniam kūne. 1, 2, 3 ir yra orgazmas. Tai nėra sudėtinga. Moters orgazmas yra jos galvoje. Ir jeigu moteris savo galvoje nesugeba sustatyti laisvės, seksualumo ir gyvenimo priėmimo, prasideda santykių problemos. Tiesiog vienas iš sutuoktinių būna, pavyzdžiui, seksualesnis. Gali būti moteris, o gali būti vyras. Ir va šitoj vietoj taip pat atsiranda santykių problemų. Taigi, 3 pagrindinės priežastis. Šiandieną aptarėme, kas mums trukdo būti santykiuose džiaugsme, pasitenkinime, kažko daugiau pasiekti. Apie santykius bus dar ir sekanti paskaitėlė. Taigi, jeigu patiko, spauskite patinka, prenumeruokite ir eisime į priekį. Vis daugiau ir daugiau įdomių faktų, žinių, tiesiog nedidelių mūsų trumpų susitikimų. Apkabinu, laiminu visus ir lai būna gėris ir gausa jūsų namuose. Su jumis Eligija ir skaičių magija.